Labadiena, su jumis verslo tribūna, laidos partneris Citus, o šiandien svečiuose Citus plėtros vadovas Artūras Žemailas, sveiki Artūrai. Ba. Bei Tomas Kuleša, architektų biuro Archis partneris, sveiki Tomai. Sveiki. Kalbėsime apie Radio City by Citus. Antrąjį etapą jau projektas iš tikrųjų startavo nebe naujai, tai jau tiesa, sakykime, to, kas vyksta, bet man atrodo ir nesam taip plačiau kalbėję apie tai. Šiaip labai įdomus projektas, jau vien dėl to apskritai man pačiai bent jau labai visada įdomu konversijos. Kai iš kažko tokio, gamykla tampa kažkuo, arba apskritai kokios nors ten bazės, bet kas, kai tiesiog pakeičia savo paskirtį, pakeičia savo tą vaizdą ir tampa visai kitu, negu tu tikėtumėsi, arba buvai įpratęs, sakykime, ar ne? Ir tas pavadinimas Radio City irgi yra nevelta, ar ne? Papasakokit apskritai, kas tai yra. Projektas Radio City by Citus yra konversijos projektas, multifunkcinis projektas, kuriame, kai mes vadinam miestas mieste, kuris turi daug funkcijų, tenais įsikuria daugybę visokių patalpų, vadinkim, ir veiklų, kaip kūrybinės kažkokios dirbtuvės, parduotuvės, grožio salonai, kabinetai, spaustuvės ir visa kita, be kita ko ir loftai. Tai tokie, kaip sakyt, labiau gyvenimui pritaikyti, laisvalaikiui. Iš tikrųjų, tas miestas, visa tai, ko tau reikia, iš tikrųjų, tu randi toj vienoje teritorijoje. Taip. Kiek užima, koks plotas apskritai viso to objekto? Ploto yra visame objekte, visam komplekse yra apie 28 000 kvadratinių metrų. Tai toks kvartalėlis, ar ne? Jau čia jau yra, kaip sakyti, Lietuvos mastu didelis kvartalas. Taip. Toma, iš tikrųjų ir vieta pati įspūdinga. Ir šalia esantis objektai, ir tas kalnas. Kauno tikrai tokia vieta neeilinė, ar ne? Papasakokite tą istoriją pačią. Taip, iš tiesų, vieta yra unikali. Unikali jinai yra tuo, kad šioje vietoje, reiškia, nepriklausomybės laikotarpiu iki pasaulinio karo buvo sumanyta pastatyti kaip tautos, kaip valstybės atkūrimo, kaip tautos atsigavimo simbolis, Kristaus prisikėlimo bažnyčia. Ir buvo padarytas toks architektūrinis konkursas įvykdytas, kurį laimėjo architektas, konstruktorius Karolis Reisonas, ir pagal jo projektą buvo pastatyta bažnyčia, reiškia, kuri simbolizavo iš principo ne tai, kad Kauno, bet apskritai visos Lietuvos tokio kaip atsigavimo, reiškia, simbolis. Buvo toks sumanymas. Tai ši vieta, tai vėl reiktų gal kažkiek tai galbūt ir akcentuoti norėčiau tai, kad ta vieta nepasirinkta tokia atsitiktinai, reiškia, svarbiausias tautos atsigavimo simbolis būtent šioje vietoje. Ir istoriškai taip susiklostė, kad Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, tokie būtent objektai, jie dažnu atveju būdavo paverčiami įvairiais tokiais kaip pramoniniais objektais, sandėliavimo patalpom ir panašiai. Tai be jokios abejonės su tikslu kažkiek tai sumenkinti galbūt arba pakeisti naikinti tą atmintį istorinę. Naikinti istorinę atmintį, tai labai teisingai. Tai ir taip įvyko ir su šita vietovė, reiškia, statinys, bažnyčia pati nebuvo pabaigta statyti, greta jos pastatytas didžiulis kompleksas, kuris vėlgi tai yra pramoninė architektūra. Ir čia mes ateiname jau į kažkokią reiškia dabartį, tai atgaus nepriklausomybę, visas tas didžiulis kompleksas buvo tarsi parduotas atskiriems kažkokiems verslams, atskiroms įmonėms ir taip toliau, reiškia, tai didžiulis kompleksas, kuris savaime tai yra tokia kaip gamybinis pastatas dominuojanti funkcija. Ir jisai tampa toks tarsi išdalintas, išparceliuotas, reiškia, su daug įvairių kažkokių tai savininkų skirtingų. Ir aišku, natūraliai tai susikuria tam tikros problemos ryšim su tuo, kadangi atskiros nuosavybės ir totali betvarkė, be abejo. Totali betvarkė ir visom prasmėm. Tai reiškia, kad ir pati bazė, reikia turėti galvoj, kad to meto statybos kultūra tokia buvo, vadinkim, tokia savotiška.
su niuansais ir tai labai gerai iliustruota yra tame komplekse. Tai, reiškia, vieta yra ypatinga, jinai yra labai gera ir mes turim, ką turim, tą situaciją. Ir tada čia atsiranda tas momentas, apie kurį jūs jau šiek tiek kalbėjot, kad natūralūs procesai mieste, kai tam tikri gamybos objektai, gamybiniai objektai, jie tarsi yra spaudžiami iš miesto centrų. Ir čia irgi ta situacija, šiek tiek tas modelis, galima sakyti, įvyko, kad pramonė čia tarsi buvo stumiama iš šitos vietos ir kadangi vieta yra per gera, jinai tarsi tokia iš naujo buvo atrasta, ypač užbaigus prisikėlimo bažnyčios statybas, vadinkim, ją pradėjus eksploatuoti, reiškia, ta vieta pasidarė dar svarbesnė Kaunui. Ir čia atsiranda Citus. Tiesa, dar turėčiau paminėti, kad toks įdomus galbūt dalykas, jeigu čia kalbant apie istoriją, apie visą tą raidą, kad dar berods 2008 metais buvo įvykęs toks pirmas architektūrinis konkursas, pakankamai tokio didelės apimties, nemažai architektų biurų dalyvavo, tame tarpe aš irgi dalyvavau vienoje iš komandų, kur buvo galvojama, ką su tuo pastatu daryti, kaip šitą teritoriją vystyti apskritai, kokios čia galimybės ir panašiai. Ir kas buvo įdomu, kad nei vienas architektų biuras nesiūlė rekonstruoti to pastato, kažkaip jį pritaikyti, kiek pamenu, visi siūlė griauti. Nes, reiškia, ką reikia suprast, kad kauniečiui galbūt tas statinys, jisai buvo vienas iš tokių, galima taip sakyti, tokių tam tikrų skaudulių. Ne vietoj, ne vietoj, kažkoks ten negražus, kažkoks tai ne ta funkcija, vidury miesto kažkokia gera vieta, bet ten kažkokia gamykla, toks, iš principo atrodo, kad tikrai netaip turėtų būti, netaip darytumėm, jeigu tai nebūtų įvykę, kaip įvyko. Bet kas iš tos pusės įdomu, kad vėlgi nauji pasiūlymai buvo panašios apimties, tai nebuvo kažkokie siūlymai ten pastatyti ten 3 kart mažesnius pastatus ar kažkas tokio. Tai suprantu, tais 2008 kaip ir nieko neįvyko, ar ne? Įvyko konkursas, po to nieko neįvyko, visi siūlė nugriauti, statyti kažką panašaus galbūt ar skirtingo, bet naujo. Ir tada atsiranda Citus ir tai berods pati pradžia yra 2019 metai, kada pradėjom dirbti prie šito projekto. Ir vėlgi tas praeina laikas, trupučiuką tas požiūris galbūt tam tikrus dalykus keičiasi. Daug kas keitėsi per 10 metų ir Lietuvoje. Be jokios abejonės. Tai kas yra įdomu ir unikalu ir aš galvočiau, kad tai yra to projekto vienas iš tokių privalumų, kad visgi tai nėra kažkoks griovimas, kūrimas naujo toj pačioj vietoj, o tai yra būtent rekonstrukcija, kad tai yra jau esamų patalpų pritaikymas naujoms funkcijoms. Kas visada yra iššūkis ir visada labai įdomu, bet man tai dar vienas tas momentas įdomu, Artūrai, kaip pavyko, nežinau, vis tiek reikėjo supirkti, tų savininkų buvo daug, ar ne, buvo daug idėjų. Taip, buvo daug savininkų ir jų išliko, tai nebuvo. Ir jie išlikęs, skirtingi, ar ne? Yra nemažai išlikusių, tai kas yra unikalus iš to kompleksu, kad paprastai, kai vyksta konversijos, savininkai įsigyja tam tikras patalpas ar pastatus ar pastatų dalis, konversiją įvykdo lokaliai, tarkim, savo patalpose. Ir va tada ir būna siaubas. Taip, ir tuo apsiriboja. Mes šito niekada nesvarsime. Tiesa, kaip Tomas paminėjo, pačioje pradžioje irgi galvojame apie visokius kitokius variantus, bet niekas kitas taip netiko ir niekaip nesugalvojom geriau padaryti kaip konversiją ir iš to esamo pastato padaryti gerai ir padaryti gerai taip, kad visas jisai transformuotųsi, visi 28 000 kvadratų, tai su visais pastato pastatų bendrasavininkais, savininkais sutarėm atnaujinti viską. Kaip tai pavyko, aš neįsivaizduoju, nes paprastai tai čia yra wow. Nebuvo lengvas kelias, tikriausiai dėl to ir nebuvo daug norinčių užsiimti šitą veiklą.
įkalbėti, kad patikėtų savininkai, bet irgi rodo pirmojo etapo sėkmė, kad galim visi, kaip sakyti, susitarti ir padaryti gerą produktą. Tai mes su visais savininkais, bendrasavininkais sutarėm, kad atnaujinsim visus fasadus, visas inžinerinės sistemas, tos komplekso skaudulį, elektros transformatorinę pakeisime naują, kuri ten 40 metų su jie niekas nebuvo daryta, įrengsim modernę požeminę automobilių saugyklą, antžeminę, įrengsim laisvalaikio erdves, terasas ant stogo, na ir tokį kaip vyšnę sugalvojame įrengti padėlio aikštelę. Ai, net pačiam komplekse, taip, ne? Ant stogo. Ant stogo? Ant stogo, taip. O kamuoliukus rinks kas ten? Nu jau čia sugalvos, kaip sakyti, architektų Šuniukai, komanda, kaip uždengti, kad nuo tos, kaip sakyti, iš aikštelės nepakliūtų kitur. Tai čia antrą etapą bus, ar ne? Taip. O tam pirmam, kiek ten dabar įrengta, na, gyvenamųjų, komercinių, koks, pavyzdžiui, bent jau santykis? Tai pirmojų etapų įrengėme 184 loftus. Jie visi jau atrado savo naujuosius šeimininkus. Visi. Taip, ir yra 42 komercijai pritaikytos patalpos, kurių 40 yra parduotos. Tai realiai dvi patalpos. Taip. Čia pirmo etapo, ar taip, ne? Bet antrų dar kažkas, suprantu, atsiras. Taip, antruoju taipogi atsiras panašus skaičius patalpų. Ir to, ir gyvenamų dar bus. Taip. Tai, kaip sakyt, šitas plotas negalima jį pavadinti taip, kaip gyvenama, kaip sakyti, jis yra multifunkcinis, jisai gali būti pritaikymas ir gyvenimui, ir viešbučių, kaip turime, tarkime, pirmajame etape įrengtą mini apartamentų viešbutį, taip pat žmonės pritaiko trumpalaikiai, ilgalaikiai nuomai, na ir savo gyvenimui. Tai tas multifunkciškumas, patalpų išskirtinumas ir jų nestandartinis išplanavimas, kaip daugiau negu 4,5 metrų aukščio patalpos, kaip sakyt, žavi žmonės, dėl to jie įsigyja, pritaiko pagal savo poreikius. Loftai turi tą savo tokie, ne? Čia, ir plus, jeigu kalbant apie investiciją, tai, na, jeigu yra kaip mini viešbutis, aš suprantu, kad labai lengva tada tiesiog nuomoti, nes tau nereikia pačiam visą laiką, ne, yra kažkas, kas galimai gali padėti administruoti ir panašiai. Taip, tai yra, kaip sakyt, šiame projekte mes nesiūlome tokios paslaugos, kaip sakyt, bet yra žmonės, kurie tuo užsima. Ir akivaizdu, kad galima susitikti. Jo, ir puikiai tą vykdo. Turime, tiksliau kalbėjome su jau įsigijusiais pirmo etapo klientais, tai visi mini sėkmę kaip gerą investiciją ir gerą grąžą. Tos sėkmės, na, sakykime, kriterijų yra ne vienas, tikriausiai viena, tai ta vieta istorinė, ką jūs jau pasakojate, ar ne pats tas ir ta bažnyčia šalia, ir pati tokia, na, prisikėlimo vieta, sakykime, bet ir visa kita, pavyzdžiui, susisiekimas, ta visa infrastruktūra aplinkui, aišku, vėl ten automobilių parkavimas, nuolatinis galvos skausmas visur, kaip čia sprendžiama šitam projekte? Čia vėlgi labai, manau, kad tokia gera sinergija va šitų klausimų, reiškia, tai yra miesto centras visų pirma. Patalpos yra labai įvairių paskirčių, reiškia, veiklos, kurios vyksta šitame komplekse, tokia mini miestelėje, pavadinkim, jos yra tikrai labai įvairios. Ir jeigu kalbant konkrečiai apie parkavimą, tai šiaip vienas dalykas, kad mes ten suprojektavome ir neužilgo bus įgyvendinta pakankamai toks ambicingas projektas, reiškia, požeminis automobilių parkingas ir dalis parkavimo vietų yra antžeminio suprojektuota. Tokiam tikrai labai kompaktiškam vidiniam kieme, tai reiškia, investicinė prasme tai yra toksai ambicingas dalykas. Iš kitos pusės, toks kompleksas, jisai, galima sakyti, būdamas miesto centre, žmogus jisai gali naudotis viešuoju transportu ir kažkuria prasme tai gal net ir yra patogiau, net ir neturėti automobilio. Juolab, kad apskritai mūsų miestų centrų ypatingai tokia koncepcija, kryptis yra neskatinti transporto, reiškia stengtis kaip tik judėti galų gale. Skatinti judėjimą, o neskatinti, kad žmonės rinktųsi automobilį, ypač savo nuosavą automobilį. Tai čia šitoje vietoje, reiškia, ta lokacija, jinai leidžia
būtent šitą ir gyvenint, kad žmonės tikrai yra arti centro, čia yra tiek, pavyzdžiui, susisiekimas su Kauno centru, reiškia, Kauno centrinė dalimi, ten funikulierius yra vienas iš tokių irgi visiškai greta, tokių vienas iš simbolių, galima sakyti, miesto, tai puikiausiai galima ten labai atraktyviai, įdomiai ir pasiekti miesto įvairias vietas. Kalbant apie pačią konversiją, na, kaip jūs minėjote, tas pirmasis, kai buvo konkursas, visi siūlė griauti, ar ne? Paskui atsirado ta konversijos mintis, tai atsirado iš kur? Iš Citus, ar čia architektai pasiūlė? Kaip čia tas... Čia gal aš galėčiau įsiterpti ir tai čia buvo abiejų, nes mes niekada, kaip komandinis darbas. Taip, komandinis darbas ir mes niekada neprašam savo minčių, kaip ir jau turim nemažai patirties su Archo studija, jie irgi, kaip sakyti, turi pasiūlymų ir ne vieną jų. Tai mes juos nemažai pravertinom ir tikrai šitas sužavėjo ir matėme jame didelį potencialą. Nu ir ką rodo pirmo etapo sėkmė, tai pasirinkome tinkamą kryptį. O kaip architektams tai atrodo, nes iš tikrųjų visada lengviau yra nušluoti ir tiesiog padaryti tai, ką tu nori padaryti, ar ne, kaip tu įsivaizduoji? Taip, tai yra kažkuria prasme lengviau, bet tai yra toks truputį nešiuolaikiškas požiūris. Ir mes labai kartais paskubam kažkokį tai, tarkim, šitas pastatas. Nugriauti visada yra lengviausia. Visada yra lengva, jo lab, jeigu tai nėra kažkoks, tarkim, mes negalim Kaune nugriauti prisikėlimo bažnyčias, ar ne? Tai turbūt greičiausia būtum išmestas iš miesto, už miestos tvoros. Be teisų sugrįžti. Jo, tai gal tokia, tai nėra galbūt tas atvejis, bet šitas objektas, jisai tarsi turėjo tam tikrų požymių kažkokiu tai arba tam tikros kažkokios galbūt neigiamas, šiek tiek tokios auros tam tikros, gal galima sakyti, bet mes ir tas radio gamyklos palikimas, ar ne, nes mes gal ir net nepaminėjom, kad vis dėlto tai radio gamykla, ne šiaip pramonė buvo, bet būtent radio, tai Radio City. Ir ta radio gamykla, na, jinai turi turbūt irgi visokių atspalvių, nebijotinai tai buvo ir karinis turbūt objektas, ir pačių įvairiausių. Na, tai, žinot, kadangi tai yra didelis darinys, tai šiaip labai įdomus dalykai bendrai paėmus. Tai iš vienos pusės taip, tai yra, reiškia, ir tą, ką paminėjot. Iš kitos pusės tai yra žmonės, kurie ten dirba. Taip, jų yra ten daug, tai yra tam tikros bendruomenės, jie išgyveno ten savo tam tikrą galbūt irgi kažkokį laikotarpį, reiškia, tam tikrų sentimentų tame irgi liktai yra. Bet taip atsietai žiūrint, reiškia, kaip objektas, kaip pastatas mieste, tam tikroje vietoje, užimantis savo kažkokią tai vietą, jisai galbūt dar ir dėl to, kad buvo labai apleistas ir toks labai kompleksiškai netvarkomas ir dalis tų pastato dalių tarsi skirtingais laikotarpiais statyta, iš esmės jisai neturėjo estetiškai jokio patrauklumo. Ir dar tuo pačiu neturėjo kažkokio tai pritaikymo prasme, kad statinys su savo funkcijomis, jisai nėra toksai intravertiškas, kad mes matome pastatą kaip tarsi tik tai veikianti patį savo, ar ne? Kad vystytojas... Kaip pramonės nebegražinsi, o jo. Kažkam vienam funkcijais kaip ir per didelis, ar ne? Toks, jo, ir tas būtent jo konversija ir atsiradimas įvairių skirtingų funkcijų, jisai duoda vėlgi miestui. Reiškia, jisai tarsi sukuria ryšį su miestu, tam tikrą jungtį, kad žmonės ne vien tik tai ten dirbantys žmonės gali naudotis to statiniu, kuris užima vietą mieste, bet pats statinys su savo funkcijomis jisai tarsi kuria naujus ryšius, kuria trauką, reiškia žmonės, kurie net ir negyvena, neturi ten savo nuosavybės, pavyzdžiui, bet naudojasi to statiniu. Tai vėlgi tas pasikeitimas, jisai labai, čia yra turbūt vienas iš svarbiausių momentų. Galbūt antroje vietoje laikyčiau kažkokią estetinį sutvarkymą, bet būtent tas toks jo integravimas į miesto kažkokį tai gyvenimą, va čia yra labai svarbus momentas. Nes tie bendruomenių santykiai labai svarbu irgi, ar ne? Ir ten jie... Įsivaizduokim, koks yra poveikis, tarkim, statinio kaip pavyzdys. Vat Kaunas turi miesto centre vienoje geriausių vietų kalėjimą, ar ne? Ir kas tai yra miestas? Vilnius irgi turėjo. Jo, bet jūs jį pavertėt labai tokiu puikiu dabar atraktyvių dalykų. Tai vat, o Kaune jisai vis dar yra tos pačios funkcijos ir ką tai duoda miestui, tai duoda užimtą plotą ir nulį viešų funkcijų.
didelę kažkokią tai akliną tvorą. Tai Dar aplinkinė zona tampa, turi savo tą tokį vis tiek... Užkrėsta tarsi, Taip, ne? Kažkokia tarsi. ta nuotaika, ta aura, tai vat būtent čia ir yra turbūt labai svarbus momentas, kad tas pasikeitimas miestui duoda labai daug iš kažkokio tai uždaro, saugomo objekto. Staiga jisai tampa atviru, visiems prieinamu, su įvairiom funkcijom, paskirtim, viešom, reiškia, kur ten vyksta kažkokie, tai vyksta gyvenimas, tas, kas turėtų būti mieste. Tai va čia turbūt yra, nu, toks didžiausias turbūt laimėjimas miestų. Ir kartu įsilieja į tą bendrą miesto gyvenimą. Jūs minėjot, net ir atskirą pastatą elektros turi... Taip, tai čia buvo, kaip sakytas, radio gamykla, jai buvo reikalingas didžiulis. Jis turėjo savo atskirus, ar ne, dalykus, vis tiek infrastruktūrą savo atskirą. Ir viską turėjo tuos atskirus dalykus ir dabar juos reikia padaryti šiuolaikiškais, naujoviškais. Aš dar norėčiau gal grįžti prie Tomo minties apie tą gyvenimą, visą atvėrimą. Tai mūsų ir buvo idėja, kad tas pastatas būtų gyvas visą parą, ne taip kaip verslo centrai, tarkim, 5 valanda ir jie tušti. Ir visas rajonas išmiršta. Ir visas rajonas išmiršta. Taip. Tai čia yra, kadangi jisai daugia funkcinis kompleksas, tai dieną ten vyksta gyvenimas dirbtuvėse, grožio salonuose, parduotuvėse, renginių erdvėse. Dabar įsikūrinėja restoranas, tai tikime, kad jis irgi pritrauks dar traukos. O vakarais žmonės grįžta, kaip sakyti, iš tų net galbūt ir to pačio pastato darbo vietos, grįžta į savo gyvenamą erdvę ir ten praleidžia, ten būna ant stogo, kur yra įrengtos nuostabios erdvės. Tai vat, tą ir norėjome tuo projektu pasiekti, kad jisai būtų gyvas visą parą. Nebūtų tamsu niekada, taip, kitaip sakant. Taip. Tai dabar tas antrasis etapas, jeigu jau keliaujant, kas toliau, kaip tai vystosi? Tai pradėsime projektą vystyti nuo korpuso, kuris yra prie bažnyčios. Tikime, kad jisai bus pats geidžiamiausias, nes iš jo atsiveria panoramos pro plačius didelius langus, kurie bemaž dvigubai bus platesni negu pirmojo etapo. Ir juokaujame su kolegom, kad turės jie privatų prisikėlimo bažnyčios stogo vaizdą į Kauną. Čia tai iš tikrųjų labai vertingas dalykas vaizdai šiais laikais. Taip, ir į pačią prisikėlimo bažnyčią, kuris, kaip minėjau, Tomas yra vienas Kauno ir Lietuvos atgimimo simbolių. Tomai, terasa, dar kažkas, kokie architektūriniai sprendimai šitam antrajame etape? Gal pavadinčiau vienas tokių unikalesnių ir įdomesnių, ko pats labai laukiu, kaip tai bus realizuota, tai sugalvojame būtent fasadą, kuris yra atsisukęs į prisikėlimo bažnyčią, jį padaryti naudojant tokią reflektuojančią medžiagą. Tai idėjiškai tai yra tarsi kažkuria prasme, bandysiu kažkaip paaiškinti, tikiuosi, kad... Atspindės bažnyčią? Tai tarsi toksai gražinimas, tam tikra duoklė, vėlgi arba apvertimas aukštinkojam to, kas buvo siekiama sovietmečiu. Tai mes tarsi idėjiškai vietoj to, kad pastatas užgoštų bažnyčią, tą Kauną ir Lietuvos simbolį, mes sudvigubinam ją. Reiškia, padarom, siekiame, kad jisai būtų atspindėtas ir tarsi ne tai, kad užgoštas, bet sudvigubintas vaizdas. Čia šiek tiek galbūt taip iš dalies. Maždaug aišku, tas tiesiog kaip ir tasa, ne tos bažnyčios, iš principo bažnyčia įsilieja į ar atvirkščiai, nežinau, kaip čia pavadinti geriau reikėtų. Bet, o kalbant apie pačias erdves, tarkim, apie investuotojus kalbant, ar ne, ten tas pirmas etapas, suprantu, jau viskas, jau ten vilčių niekam nebėra. Kas čia bus dabar? Ką bus galima, nežinau, įsigyti, kas... Taip, tai čia šitam etape galėsime pasiūlyti nuo 30 kvadratų 2 kambarių, taip, kaip prisitaikys pirkėjai, iki... Loftai irgi, ne? Jo, iki 117 kvadratų loftų, kur galima sutalpinti pagal architektų
parengtus planus iki 5 kambarių. Tai kaip sakyt, to pritaikymo tikrai bus galimybės, kas verta paminėti, kad tuos mažuosius iki 40 kvadratinių metrų ypatingai pamėgo investuotojai ir tikrai jie generuoja gerą grąžą ir kaip jau kalbėjau, iš pirmo etapo pirkėjai jau teiraujasi, kada galės įsigyti. Tie patys, ar ne? Taip, tie patys. Yra ir naujų, tiesa, jau turim shortlistą, vadinkime, kurie domisi ypatingai tais pačiais geriausiais su panoramomis loftais. Tie vaizdai vis dėlto vilioja, ar ne? Jo, Net ne kaina, nes aš nebėjau, kad tai nėra pigiausi, bet vis tiek tai yra įdomiausia, ar ne? Taip, jo, bet reikia suprasti, kad tokio turto daugiau nebus. Ir kas pirmas spės jį pagriebti, vadinkime, tai tas ir bus laimėtojas. Kauno centre tokio turto už tokią kainą tikrai nėra galimybės įsigyti. Kiek ten, kalbant apie patalpas, kokius projektuoti, viena yra gyvenamos patalpos, kita, kas dar ten bus? Čia dominuoja tokias 3 pagrindinės funkcijas pagal paskirtį. Tai yra administracinė paskirtis, yra viešbučių paskirties ir berods... Ir viešbučiai, ar ne? Jo, yra viešbučių, administracinės ir yra gamybos. Gamybos patalpas. Taip, tai kūrybinės dirbtuvės. Čia šitam antrajame etape? Taip. Kūrybinės dirbtuvės. Taip. Ar kažkokių idėjų buvo konkrečių, ar tiesiog? Tiesiog, kaip sakyti, mes žinome ir tikime, kad jos tikrai atras savo šeimininkus, kurie pritaikys tas erdves, kaip minėjau, jos yra tikrai visai pritaikomos, lengvai pritaikomos bet kokiai veiklai. Gerai, o tie dabartiniai, pavyzdžiui, to pirmojo etapo savininkai, nežinau, šitam suprantu, kad dar jūs nepardavinėjate, ar pardavinėjate jau antrąjį etapą? Ne, antrąjį etapą dar ne. Tik tai eilę sudarinėjai. Taip, tai yra norinčių, kurie patys kreipiasi, kaip sakyti, į mus ir prašo pranešti, kada jau, kaip sakyti, galės jau jie pirmą, kaip sakyti, ranką turėti. Šis etapas iš tikrųjų, tas antrasis etapas, vėlgi jo vieta ir vaizdai, panoramos, kurios atsiveria, tai už pirmą etapą jis gal net ir spūdingesnis, tiesą pasakius. Ir jo tas pasikeitimas estetiškai bus galbūt dar stipresnis nei kad pirmojo etapo, kadangi pirmajame etape estetiškai mes tarsi labiau sutvarkėme, galbūt renovavom fasadus, jo vadinkim pati kažkokia estetika ir jinai nepasikeitė, net tiek, kad buvo sutvarkyta. O šis etapas jisai turės tokių unikalesnių, šiuolaikiškų sprendimų ir be abejo, kad tai orientacija vaizdai, kurie atsivers yra dar spūdingesni nei kad pirmajame etape. Na ir pačią vietą akcentuosiu, suprantu. O kalbant apie eksploataciją, kokios kainos, kokia ta energetinė galbūt vertė, ne vertė, energetinis efektyvumas, kaip, nežinau, kas iš jūsų apie tai? Tai energetinė klasė šio pastato numatyta B, tačiau tikrai žinome iš patirties, kad tie mokesčiai gyventojams nėra dideli. Kas papildomai, vadinkime, daugiau negu gyvenamosios paskirties pastatuose, tai bus nekilnojamo turto mokestis, kuris irgi nėra didelis, yra nuo 0,7 iki 1% nuo turto vertės, kurį vertinta masiniu vertinimu. Tai tikrai nėra ten įspūdingos sumos ir skaičiuojant atsiperkamumus ir kainų skirtumas su kitų miesto centrinėje lokacijoje esančių projektų vertėmis tikrai apsimoka. Kaip tam galiu papildyti tai, kad jau grinai iš praktinės tokios pusės, tai kad, kadangi mano keletą bičiulių turi ten įsigiję taip pat jau išbandė savo kailį, ar ne? Tai, žodžiu, užsukinėja radiatorius tiek, kiek jie sukasi, nes tikrai ten viskas gerai yra energetiškai. Tie kaštai yra ten simboliniai. Išlaikymo. O kaip? Tai kaip tą seną pastatą, nes vis tiek, ten, aš nežinau, perdangos, dar kažkas, langai, aišku, jau čia keičiasi tikriausiai. Nežinau, kiek visko pakeista ir kas yra palikta seno pastato, senų tų. Seno pastato iš esmės tai yra jo kevalas, jo forma, bet visas pilnai jis yra pilnai apšiltintas. Nėra paliktų jokių kažkokių tai zonų, erdvių, ar sakytum, kad tai kažkokia tai kompromisai buvo daromi dėl energetinio efektyvumo ir panašiai. Tai jisai absoliučiai yra
vadinkim, tas jo buvusi funkcija jinai labiau atsispindi iš vidaus, kai turim kažkokias sienas, tarkim, galbūt nelygias savaime, galbūt tai yra pakankamai įdomu, tam tikras perdengimo plokštės, kurios vėlgi yra tokios pramoninės, tokios tam tikrais atvejais kaip loftų yra, kaip tik irgi labai estetiškai tinkamas ir panašiai, bet išoriškai, iš išorės yra pilnai energetiškai efektyviai sutvarkytas. O pati migracija po aplink teritoriją ir viduje pastato, pavyzdžiui, kalbant tiek apie liftus, tiek apie perėjimus, kiek yra sujungta, kiek yra visiškai, savarankiškai atskiri įėjimai, tiesiog pats tai, kaip sakyt, atskirti yra tik tai etapai, vadinkime. Pirmas etapas nuo antro, tai yra ir gaisriniai reikalavimai, jie turi būti atskirti, bet iš esmės etapuose ir tiek pirmam, tiek antram tu gali eiti bet kur kaip sakyt, patekti iš vieno galo, pakilęs vienoj pusėje liftu, gali nueiti į savo pusę. Liftai irgi yra, nesudėti. Taip, įrengsime liftus, įrengsim papildomą laiptinę, jeigu apie pačio pastato atnaujinimą, tai bus nauji fasadai, naujas stogas, naujos visos inžinerinės sistemos ir viskas bus pagal naujiem pastatam keliamus reikalavimus įrengta. Tai iš esmės, kaip Tomas minėjo, tai bus liks konstruktyvas, o visa kita bus nauja. Tai tas konstruktyvas irgi, kuo jisai yra žavus, kad tos nelygios sienos, pertvaros kažkokios tai įneša įdomumo ir galimybių įsirengti interjerą savaip ir pritaikyti tai, kas buvo. Kaip yra, sakykime, tame ir yra žavesys, tų loftų ir senų objektų. Kalbant apie terminus, datas, kada čia viskas, nežinau, pradžia, pabaiga, kaip pardavimai, kada prasideda ir panašiai. Tai tikimės statybą leidžiantį dokumentą gauti tarp 25 pirmo ir antro ketvirčio. Ir iš karto pradėsim tiek pardavimus, tiek statybas. O pabaiga? Su statybom žinau, kad visada labai toks sunkus klausimas. Taip, tai mes šitą, kaip sakyti, antrąjį etapą dar zonuosime į 3 zonas, vykdysime etapą etapuosime. Ir kiekvienam tam iš 3 etapų tai plius minus apie metus truks. Tai irgi sąlygoja ne tik statybų greitis, tačiau ir pardavimų greitis. Kiek Kaunas sugeba įsisavinti turtinių vienetų per tam tikrą laiką. Taip, jie negali stovėti tušti, ar ne, jeigu jau paruošta. Architektų dar laukia kokie nors siurprizai, iššūkiai šitame? Ar jau viskas ten aišku? Šitame darbe tai yra, kiekviena diena yra siurprizas. Vis taip juokaujam, kad eini į darbą ir nežinai, iš kurios pusės čia kokia tai strėlė atskris. Bet iš tiesų, kadangi, kaip ir minėjau, mes pakankamai jau ilgą laiką šitame projekte ir tai, kas dabar yra sugalvota antrajame etapui, tai labai tiesiog laukiam, kada tai bus pradėta versti kūnų kažkokio, nes brėžiniai jie yra paruošti, iš esmės visa dokumentacija yra paruošta, tai tikrai su nekantrumu laukiam, kada galėsim pradėti matyti, kaip Kaunas puošis. Kaip atgimsta dar viena Kauno taip. Vieta, iš tiesų tokia istorinė vieta. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien svečiuose viešėjo Citus plėtros vadovas Artūras Žimaila bei Tomas Kuleš architektų biuro Arches partneris. Dėkui Jums ir iki. Ačiū.